Ar prisimenate Lietuvos sportinių šokių čempionus Skaistę Svajonę ir Mamertą, kurie premjerinėje laidoje užėmė komisijos narių kėdes? Mažieji mūsų projekto bičiuliai neseniai iš tarptautinių konkursų Vokietijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Latvijoje ir Estijoje parsivežė nugalėtojų titulus. Anglijoje Blackpool mieste vykusiame atvirame pasaulio šokių festivalyje Lotynų Amerikos šokių konkurse laimėjo 3. vietą, o atskirame džiaivo konkurse netgi tapo pasaulio nugalėtojais. Tačiau Skaistė Svajonė ir Mamertas ne tik atstovavo Lietuvai, bet ir domėjosi mūsų projekto reikalais. Tad šiandien jie pasidalins savo mintimis, kas patobulėjo, o kas ne, pasakys, kurios poros jų favoritai ir netgi duos patarimų. Štai vieni iš Skaistės Svajonės favoritų yra Aušra su Tomu. Man jie yra tikrai labai smagi pora. Vienas dalykas, kad jinai yra aktorė, o jis šokėjas. Jie vienas iš kito gali labai daug pasiimti. Jinai išmoksta iš jo labai gražiai šokti, o jis iš jos pasiema vaidybos ir tampa su ja tikrai neblogu aktoriumi. Man taip pat ši pora labai patinka. Tinka vienas kitam taip pat kaip... Jie labai vienas kitam skirti, nes jie, aišku, ateina, jos tiesiog sudeda prodiuserį, ar ne, poras. Tai jiems labai gerai pasitaikė. Ir Aušra tikrai labai gerai šoka. Gražiai, visada gražiai sušukuota. Suknelės, gražios, visada. Jinai labai greit pasivijo kitus konkurentus, bet jiems trūksta žiūrovų palaikymo. Nors dabar, aišku, jos už jas taip pat vidutiniškai balsuoja, bet pagal jų šokį, pagal jų vaidybą, jie turėtų būti dar aukščiau, dar su tais balsais galėtų net ir tas pirmosius aplenks. Ir kartais prie jų man nelabai teisėtai prikimba, nes jie sušoka geriau, o pasako ir pagal žiūrovų balsus atrodo, kad jie sušoka labai vidutiniškai. Ir dar jos biškį kartais papeikia tas, kur viršuj ten prie kompiuterių sėdi Vytenis Pauliukaitis. Tai vat jisai gal galėtų su jais biškį atsargiau, nes mes pykstam. Pasiryžimo, kovokit ir neužėskit nosį. Mes jumis tikim. O taip. Ne, gerai.